Andrejus Sklerovas. Žmonijos genetinis kodas. 5 dalis. Pirmuosiuose 4 dalyse buvo pateikti faktai apie Darvino žmogaus kilmės teoriją, bandant moksliškai įrodyti atsitiktinę žmogaus kilmę, tačiau kitų pažiūrų žmonės teigia priešingą. Iš knygoje pateiktų faktų galima teigti, kad žmogaus kilmės vienareikšmiškai įrodyti iš mokslo ir religijos pusės neįmanoma ir absurdiška. Egzistuoja kažkas dar tokio, ko negali paaiškinti nei mokslas, nei religija. Nors tiek vieni, tiek kiti rimtais veidais teigia, kad jie teisūs ir viskas buvo taip, kaip jie teigia. Deja, faktui teigia visiškai priešingai. Knygos Žmonijos genetinis kodas tęsinys. 5 dalis. Seksualinė atranka yra kliūtis. Seksualinės atrankos idėja, kaip pranašumas patinų dauginimuisi, turinčių tas savybes, kurios leidžia jiems laimėti kovą už patelę, pasirodė Darvino pirmajame leidime apie rūšių kilmę. Tai yra dar gerokai anksčiau, nei jis parašė knygą apie žmogaus kilmę. Knygoje Rūšių kilmė buvo pasakyta, kad išsigimusių ataugų, kai kuriuose balandžiuose ir vištose, negalima paaiškinti paprasta atranka, nes negalime jų laikyti privalumais, kovoja dėl poravimosi, juolab nei patraukliais patelėms. Ši Darvino idėja net tada sukėlė ironišką priekaištą. Ir vokiečių zoologas ir paleontologas Henrichas Bronas, kuris rašė, bet kaip mes galime spręsti, kad jaunikis patrauklus vištos ar vėžlio akimis. Bronas savo laiku buvo labai ryški asmenybė. Tyrinėdamas išnykusius ir esamus organizmus, jis nustatė laipsniškas jų vystymosi linijas, bei nustatė iš esmės evoliucionizmo pagrindus, nors tikrai kartos iš kartos faktą neigė, laikydamas evoliuciją nuolatinę kūrybą, kaip kadaise Leibnicas. Pripažindamas konkurenciją kaip vieną iš išnykimo priežasčių, Bronas susiejo naujų formų atsiradimą ne konkurencija, o ypatingos gamtos jėgos veikimu. Ta pati jėga, kuri iš pradžių sukūrė organizmus, veikia per visą geologijos istoriją, iki žmogaus pasirodymo. Tačiau niekur nerasta laipsniško buvusių rūšių transformavimosi į naujas. Priešingai, visur atsiranda naujų rūšių, nedalyvaujant buvusioms. G. Bronas. Tuo pačiu metu Bronas nemanė, kad tai yra dieviškosios valios jėgos įsikišimas, bet suprato ją kaip ypatingą jėgą, panašią pavyzdžiui į gravitaciją. Heinrichas Bromas. Ignoruoti tokio masto nuomonę kaip Bronas Darvinas negalėjo, jis turėjo reaguoti, tačiau jo reakcija buvo labai savita. Darvinas atsakė kaip įprasta, pašalino patį pavyzdį, bet nieko teorijoje nepakeitė. Priešingai, jis tai padarė doktrinos pagrinde žmogaus kilmėje. Jų Čaikovskis evoliucija. Įprastos natūralios atrankos idėjos, kaip žmogaus kilmės paaiškinti nepavyko. Buvo galima visą tai nurašyti ant skeleto transformacijos arba vestigialinių organų kilmės, o kaip būti pavyzdžiui su mąstymu ir kūryba. Net Volasas, kuris iš esmės buvo darvinizmo bendraautoris, atsisakė pripažinti intelekto kilmę natūralios atrankos būdu, motyvuodamas atsisakymą tuo, kad džiunglių gyventojai jo pastebėjimais nėra kvailesni už vidutinį narį mūsų išsimokslinusioje visuomenėje. Darvinas dar nusprendė pridėti, kad padėtų natūraliai atrankai lytinį, bet pažvelkime atidžiau, kaip jis paaiškina žmogaus gebėjimų vystymasi per seksualinės atrankos mechanizmą, ypač tuos, kuriuos mes vadiname aukštesniais sugebėjimais. Darvino atspirties taškas buvo įsišaknyję senovąją kartu su įsitikinimu, kad vyras yra protingesnis už moterį. Pagrindinis abiejų lyčių protinių gebėjimų skirtumas pasireiškia tuo, kad vyras viskuo, ko jis imasi, pasiekia tobulumą, nepasiekiama moteriai. H. Darvinas. Tuo pačiu metu Darvinas numano, kad visų pirmiausia protinės galios reiškia gebėjimą racionaliai analizuoti, ignoruojant intuicijos vaidmenį mąstant. Intuiciją Darvinas laiko tik ankstyvos proto evoliucijos žingsniu. Todėl moteris, kurių intuicija dažniausiai išlavinta stipriau už vyrų, automatiškai yra Darvino žemesnėme vystymosi etape. Moteris turi intuicijos, greito suvokimo ir gal net mėgdžiojimą, kurie yra ryškesnis nei vyrų. Ir kai kurios iš šių savybių charakterizuoja žemesnės rases, taigi ir praeities arba žemesnės civilizacijos būsenas. Čia Darvinas. Iki žmogaus psichikos studijų 20-ąją amžiuje
kurios atskleidė svarbiausią intuicijos vaidmenį mąstymo procesuose, buvo dar toli, o Darvinas tiesiog neįtraukė intuicijos į skaičių aukštesnių protinių gebėjimų, kuriuos savo ruožtu sumenkino iki vieno iš šių lygio įrankių kovojant dėl maisto. Siekiant išvengti priešų ar sėkmingai pulti juos, norint sugauti laukinius gyvūnus, kurti ginklus, buvo būtina aukštesniosios psichikos pagalbos gebėjimai. Čia Darvinas. Aukštesnių protinių gebėjimų ugdymas pagal Darviną vyko taip. Tie patys gebėjimai, kaip ir ankstesni, vystėsi patinuose iš dalies per seksualinę atranką. Tai yra kovoja tarp konkuruojančių patinų. Iš dalies dėl natūralios atrankos. Tai yra sėkmingoje bendroje kovoje už gyvybę. O taip kaip abiem atvejais kova vyko brandžiame amžiuje, tada tokiu būdu įgytos savybės turėjo būti labiau perduodamos vyriškos lyties palikuonėms, o ne moteriškos lyties palikuonėms. Šį samprotavimą jis pateikia be jokių faktų ir argumentų. Bet yra paaiškinimas. Neva, vėliau gyvenime įgytų savybių troškimas per vieną ar kitą lytį gali būti perduotas taip pačiai lyčiai atitinkamame amžiuje. Niekas jokio perdavimo vėliau išskyrus Darviną neatrado, nei XIX amžiuje, nei vėliau. Todėl išeitis buvo tiesiog išlaužta iš piršto. Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta anksčiau apie intuiciją, galima teigti, kad visa Darvino teorija apie aukštesnių žmogaus gebėjimų kilmę, kuri išsisėmė pirmiau nurodytomis nuostatomis, remiasi nepagrįstų pareiškimu ir klaidingų supratimu, kurie buvo vėliau paneigti. Bet net ir tuo metu, kai dar nebuvo atliktas paneigimas šių klaidingų teiginių, Darvino argumentų silpnumas badė akis jo amžininkams. Pavyzdžiui, po knygos išleidimo Žmogaus kilmė ir seksualinė atranka, vokiečių botanikas Albertas Vygandas teigia, kad pati seksualinės atrankos idėja nuleidžia visą Darvino teoriją iki juokingo lygio. Jei tikslas būtų parodyti, kokia juokinga yra atrankos teorija, tai negalėjo būti padaryta geriau, nei padedant tiems iki kraštutinumų nukeltiems absurdams, kurių negailėjo Darvinas net pačiam seksualinės atrankos būdui. Ir tada jis paaiškino, kad reikėtų ne tik rinkti meilės teorijai turtingą medžiagą, bet ir skirti kai kurias teorijas apmąstymams. Kas protingesnis – vyras ar moteris? Bet kodėl tuomet buvo priimta Darvino teorija? Ir kodėl jis buvo laikomas teorijos autoriumu žmonių kilmės iš beždžionę panašaus protėvio, nors gerokai prieš Darviną daugelis jau išreiškė tokią mintį. Pirma, visuomenė, kaip minėta anksčiau, laukė bet kokios natūralios žmogaus kilmės teorijos. Darvinas pateikė savo versiją, o kitos teorijos niekas nepasiūlė. Antra, tuo metu Europos visuomenės nepapiktino ir net nenustebino pagrindinis Darvino teiginys, kad vyras protingesnis už moteris. Emancipacijos laikotarpis dar nebuvo atėjęs, o tuomet daugelis taip ir manė. Trečia, šioje visuomenėje vyravo šventas puritoniškas požiūris į seksualinius santykius tarp vyro ir moters. Ši tema buvo laikoma maždaug tokia, apie kurią nebuvo įprasta net kalbėti. Atitinkamai iškrito ir diskusijos ir klausimai susiję su giminės pratęsimu. Draudimo galia buvo tokia didelė, kad viskas, kas susiję su seksualinėmis temomis, nebuvo leidžiamos kaip racionalumo analizės sfera ir buvo nustumiama į pasąmonę. Nebe priežasties jau ant 19-20 amžiaus slenksčio psichoanalizės autorius Sigmundas Freudas manė, kad pagrindinė psichotų sutrikimų priežastis yra problemos susijusios su sekso tema ir jų nustumimu į pasąmonę. Darvinas seksualinę atranką paskelbęs pagrindinę varomoją jėgą žmogaus kaip formalimosi evoliucinio proceso jėga, iš tikrųjų panaudojo uždraustą techniką, pažeidė seksualinės temos tabu. Seksualinės atrankos aptarimas reiškia taip pat sulaužyti draudimą. Tačiau pati visuomenė dar nebuvo pasirengusi sulaužyti šį tabu, todėl į absurdus susijusius su Darvino mentalitetu apie seksualinę atranką iš tikrųjų niekas ir nekreipė dėmesio. Viešoji nuomonė juos aplenkė nutylėdama. Jie sutelkė dėmesį tik į vieną dalyką – žmogaus kilmė iš į beždžionę panašaus protėvio. Būtent apie tai ir sukosi pagrindinis ginčas. Darvino teorijos karikatūra. Dabar iš šiuolaikinių žinių viršūnės mes turime teisę teigti, kad su seksualinės atrankos pagrindu žmogaus kaip evoliucijos varomoje jėga Darvinas tiesiog atsisėdo į balą. Centrinis jo teorijos taškas neatlaiko jokios kritikos, nes jį visiškai nepaaiškina aukštesnių žmogaus psichikos savybių kilmės. Be to, seksualinė atranka nepaaiškina kokybinio skirtumo tarp žmogaus ir viso likusio pasaulio. Nepaaiškina taip pat ir priežasties, kodėl pats teorijos autorius atmetė tokio skirtumo tikrovę.
Darvinas buvo įsitikinęs, kad žmogaus kilmės teorija iš žemesnių gyvūnų nesudarinama su žmogaus ypatybių kokybės pripažinimu. Darvinas taip stipriai tikėjo, kad neigdamas gilius skirtumus egzistavimus tarp žmonių ir gyvūnų, dažnai savo neigimu jis bandė sustiprinti žmogaus kilmės idėją su visais jo bruožais iš gyvūnų pasaulio. Darvinui atrodė, kad jam užtenka pripažinti bent vieną asmens savybę, kuri iš esmės skiria žmogų nuo gyvūnų pasaulio, kad tuoj pat galima išvesti žmogaus šaką iš bendro gyvūnų kamieno ir užimtų kreacionizmo poziciją. Jį Roginski, Charles Darwin ir žmogaus kilmės problema. Tačiau dabar mokslininkai priversti konstatuoti, kad kokybiniai skirtumai tarp žmogaus ir gyvūnų vis dar turi vietą būti. Visa tai slypi tame, kad tik žmogus turi savimonę, kitaip terminija – refleksija. Žmogus žino apie tai, ką žino ir geba analizuoti savo žinias. Tai lemia tokius jo elgesio bruožus, kurių neturi niekas kitas iš gyvūnų pasaulio atstovų. Žinoma, gyvūnas žino, bet žinoma apie tai nežino, kad žino. Kitaip jis seniai būtų išsiugdęs išradingumus ir sukurtų vidinės sistemos konstrukcijas, kurios nepraslystų pro mūsų akis. Todėl prieš gyvūną uždaroma viena tikrovės zona, kurioje mes tobulėjame, bet ten kur gyvūnai negali patekti. Gyvūnus ir mus skiria neperkopiamas griovis arba slengstis. Būdami reflektuojantis, mes ne tik skiriamės nuo gyvūnų, bet ir tuo pačiu esame ir kitokie, palyginant su jais. Mes nesame paprasto laipsnio pasikeitimas, bet kaip gamtos pasikeitimas būklės pokyčiuose. Šardin – žmogaus fenomenas. Nedidelis morfologinis šuolis ir tuo pačiu neįtikėtinas gyvenimo sferų sukrėtimas. Tai visas žmogaus paradoksas. Šardin – žmogaus fenomenas. Būtent tai ir yra skirtumas tarp žmogaus ir gyvūnų, nešantis kardinalų charakterį, ko Darvinas visai neanalizuoja. Mes žinome apie savo žinias. Dabar turime teisę savęs paklausti, ar Darvino teorija buvo apie žmogaus kilmę tikrai teorija? Ką realybėje turi jo darbas žmogaus kilmė ir seksualinė atranka? Jei atmestume nepagrįstą seksualinę atranką, tada iš tikrųjų liks tik tam tikro panašumo žmogaus sąrašas, turintis daug anatominių detalių su gyvūnais, fiziologinė ir biologinė prigimtis. Liks ir kai kurie panašus elgesio bruožai, kuriuos mes priskiriame kaip buvimą protinės ir psichinės veiklos, ir net moralės, kurie pa žmonės akivaizdžiai nuėjo į priekį toliau, lyginant su gyvūnais. Ar tai yra žmogaus kilmės įrodymas iš kokio nors gyvūno protėvio? Įrodymų, griežtąja to žodžio prasme, šiems panašumams nėra. Tiesą sakant, Darvinas nurodė tik žmogaus fenomeno atsiradimo egzistavime prielaidos galimybę natūraliame gyvūnų evoliucijos eigos pasaulyje. Būtinų sąlygų nebeužtenka. Tai būtinumas yra sąlyga, tačiau ir to dar nepakanka. Ar ši galimybė įsipildė? O jeigu įkūnijo, tada ar šis procesas buvo visiškai natūralus? Būtinų sąlygų buvimas nieko apie tai nesako ir nes nemoka kalbėti. Tik faktai gali atsakyti. Žmogaus protėvio paieška. Tačiau ką galima laikyti faktais, kai reikia rasti atsakymą į klausimą apie žmogaus kilmę? Evoliucijos teorijai, bet kuriai iš jos formų, faktais, pačia griežtąja to žodžio prasme, gali tarnauti tik kai kurių būtybių palaikai, kurie buvo žmogaus protėviais. Ir kadangi evoliucijos teorijos apima šimtus tūkstančių ir milijonus metų, per kuriuos jokie minkštieji kūno fiziniai audiniai negali išlikti, tokiais faktais gali būti tik kaulų liekanos. Kaulų likučių tyrimais dabar užsiema paleoantropologija ir genetika ir duoda pagrindinę medžiagą išvadoms apie žmogaus kilmę. Papildomi faktai analizei taip pat yra pėdsakai iš žmonių protėvių gyvenimo, įrankiai, ugnies naudojimo pėdsakai ir kita. Kaulų paieška olduvų tarpeklyje. Darvino laikais tokių faktų praktiškai nebuvo. Didžioji dauguma atradimų tuo metu buvo fosilijų liekanos, kurių pagrindų daugeliu atžvilgių ir buvo kuriamos evoliucijos teorijos, susijusios su senovės gyvūnų tipais, o ne žmonių. Todėl savo knygoje Darvinas žmogaus kilmė ir seksualinė atranka mintys yra daugiau grinai teorinės. Tiesą sakant, reikia pažymėti, kad tuo metu jau buvo aptikta neandertaliečių kaulų, tačiau šiuos radinius buvo labai sunku interpretuoti. Iš neandertaliečių geriausiai išsilaikęs egzempliorius nepastebėtas gulėjo ant lentynos Londone. Jis buvo rastas 1848 metais, kai darbininkai sprogdino akmenis karjere Gibraltare. Jis stebuklingai liko nepažeistas, bet deja niekas tada neįvertino šio radinio.
Po trumpo žinutės Gibraltaro mokslo draugijos susirinkime jis buvo išsiųstas į Hunter muziejų, kur niekas jo netrukdė daugiau nei 50 metų, išskyrus tai, kad kartas nuo karto po truputį nuo jo nubraukdavo dulkės. Pirmas tinkamai surašytas jo aprašymas pasirodė tik 1907 metais, bet ir tik atliktas geologo William Solo su paviršutiniškos anatomijos žiniomis. Taigi, kad pirmųjų primityvių žmonių atradimas ir garbė atiteko Neandertalio slėniui Vokietijoje. B. Bryson – trumpa beveik visko istorija. 1856 metais Neandertaliečių slėnyje, išgaunant kalkakmenį nedidelėje grotoje, darbininkai rado masyvių kaulų ir kaukolės fragmentų. Kaulai buvo susimaišę su lokio palaikais, surinkti ir pateikti tyrimams vietos mokytojui Johanui Karlui iš Fulroto gimnazijos. Fulrot padarė išvadą, kad skeletas priklausė žmogui, daug daugiau primityviam nei šiuolaikiškam. Tačiau renkant kaulų likučius, įrankių nei lydinčios faunos liekanų, kas darė neįmanomu nustatyti radinio amžiaus ir tarnavo kaip ilgalaikis aršių ginčių dėl gamtoje egzistavusio neandertaliečio priežastimi. Galų gale net toks aršus Darvino teorijos šalininkas Thomas Huxley teigia, kad neandertaliečiai yra tik laukiniai, atsilikę žmonės šiuolaikiško tipo. Situacija su faktais ėmė keistis tik XIX amžiaus pabaigoje. 1891–93 Javos saloje Bengavano upės slėnyje, netoli Trinilo kaimo, olandų paleontologas ir antropologas Eugenas Dubois rado kaukolės viršų, blauzdikaulį ir dantį būtybės, kurią jis pavadino Pithecanthropus erectus, žmogus beždžionė. Rastos kaukolės storis buvo didesnis nei Homo sapiens, o apytikslis smegenų tūris buvo apie 800–850 kubinių centimetrų, žymiai didesnis nei šiuolaikinių humanoidinių beždžionių smegenų dydis. Dubois savo atradino amžių įvertino 1 milijoną metų. Šiuolaikiniais skaičiavimais jo rastų palaikų amžius 2 kartus mažesnis ir yra tik 500 000 metų. Pithecanthropo palaikai, kuriuos Dubois rado Javos saloje. Dubois atradimas sukėlė daugelį metų trukusius ginčius, nes kaulai buvo rasti ir iš naujo deponuoti ir reikšmingai nutolę vienas nuo kito. Bet vėliau, 1936 metais, vokietiečių paleontologas ir antropologas Gustavas von Koningsvaldas netoli Mojokerto kaimo rado labai primityvę nepilną vaiko kaukolę, kuri pasirodė esą daug vyresnė nei visi anksčiau rasti pithecanthropai Javos saloje – 1,81 milijonas pagal dabartinius rezultatus. Pagal ją laiku artima pasirodė ir dar viena senovinė Javoje rasta kaukolė – 1,66 milijonų metų, kuri taip pat skyrėsi daugybę labai primityvių savybių, ypač atotrukių tarp iltinio ir šoninio aštridančio ant viršutinio žandikaulio, dideliais iltiniais dantimis ir storais kaulais. Šių dviejų radinių savitumas Koningsvaldui tapo pagrindu išskirti naują rūšį – Pithecanthropus mojokert, dabar Homo erectus mojokertensis. Su Dubois Pithecanthropus palaikų atradimu evoliucinio požiūrio šalininkai gavo reikšmingą kozyrį, todėl jų nuomonė radiniai reprezentavo tarpinę sąsają žmogaus evoliucijoje. Pithecanthropai jau buvo žmonės, kaip vyraujanti forma, kurioje į beždžionę panašių protėvių bruožai, nors taip aiškiai ir nepasireiškia, bet anot pasaulinių mokslininkų pripažinimu be jokios abejonės buvo. Neturėjo abejonių ir dėl Pithecanthropų priklausomo dvikojų formai, nes kartu su kaukole Pithecanthropus taip pat buvo rastas šlaunikaulis, kurių bruožai liudijo padaro judėjimą ant 2 kojų. Javoje rasto skeleto liekanos jau seniai buvo laikomos seniausiomis žemėje ir atitinkamai Pithecanthropas, pasak to meto mokslininkų, buvo pirmasis žmogus ant žemės. Čia yra vadinamoji hipotezė apie žmonijos protėvių namus Azijoje, tačiau Darvinas tikėjo, kad žmogus atsirado ne Azijoje, o Afrikoje, kas įkvėpė mokslininkus naujoms paieškoms. Be to, pasak kaukolės struktūros, Azijos Pithecanthropus vis dar buvo per daug progresyvios formos, kuris nesenai išsivystė iš beždžionės. Kaukolės dėžutė iš Mojokerto. 20-ajame amžiuje padėtis paleoantropologijoje, užsiimančia individo kilmės tyrimais, kardinaliai keičiasi. Dėl to, kad buvo padaryti nauji atradimai, visi jie gaudavo vis dar šiuolaikinio neandertaliečio žmogaus pirmtakų titulą. Daugybė homo neandertaliečių, jų palaidojimo vietos, akmeniniai įrankiai, kultūros ir buities reikmenų likučiai buvo randami Europoje ir Azijoje. Bet svarbiausia, kad buvo rasta kitų rūšių liekanų, kurie ir dabar laikomi žmonių protėviais.
Vokietijoje į šiaurę nuo Mauer kaimo netoli Heidelbergo, XIX pabaiga, XX amžiaus pradžia, dirbant smėlio karjeruose, nuolat buvo randama įvairių išnykusių gyvūnų kaulų. Visą tai atidžiai sekė Heidelbergo privataus universiteto docentas Otto Schetenzak, kuris tikėjosi juose rasti bet kokių senovės žmogaus palaikų liekanų. Ir spalio 1 dieną 1907 metų smėlio karjero darbininkas Hartmanas pranešė Schetenzakui apie rastą 4 metrų gylyje žmogaus apatinį žandikaulį šalia išnykusių gyvūnų kaulų, ypač etruskų raganosių, pagal kurių kaulus paleontologai nustatė labai gilą radinio senovę – 550 000 metų. Tokios gilios senovės periodą žmogaus buvimo Europoje įrodymų dar nebuvo. Rastas žandikaulis, kuris dabar kataloguose nurodomas kaip Mauer vienas, sukrėtė Schetenzaka savo didžiulių dydžių ir masyvumu. Tyrėjai iš pradžių net atsisakė tikėti, kad prieš juos yra žmogaus kaukolės dalis, nepaprastas kaulų storis, atitrauktas smakras, neturintis tipiško šiuolaikinio žmogaus smakro išsikišimo, nemažai reljefo bruožų, aštriai skiriasi nuo gyvų žmonių anatomijos ir visa tai buvo nauja ir vis dar mažai suprantama šiuolaikiniams antropologams. Prie žandikaulio akmeninių įrankių nerasta, bet sluoksniuose su panašiomis į gyvūnų kaulų liekanas, netoli radimo vietos buvo rasta daug akmenų, apdorotų senovės žmogaus rankų ir susijusių su ta pačia epocha. Schetenzaka savo radiniui suteikė pavadinimą Homo heidelbensis – Heidelbergo žmogus, pagal atradimo vietą. Heidelbergo žmogaus žandikaulis. Mauer vienas. Amžiaus pradžios ir vidurio antropologams Heidelbergo žandikaulis ilgą laiką liko paslaptimi. Dažniau moksliniuose straipsniuose jo aprašymas pateikiamas nesistengiant tiksliai apibrėžti atradimo vietos evoliucijos laiptų. Buvo galima priskirti Heidelbergo žmogų pitekantropui, kurie dabar vadinami Homo erectus. Tačiau dantų sandara ir daugybė kitų anatominių ypatybių rodė jo daugiau aukštesnį evoliucinį lygį, todėl kartais buvo vadinamas net archaiškojų neandertaliečių. Mokslininkus pirmiausia nustebino didžiulis žandikaulis ir jo dydžio masyvumas. Nebuvo aišku, kurioms iš senovinių kaukolių jis turėtų tikti. Reikėjo medžiagos palyginimui. 1949 metais archeologas mėgėjas R. Kamas rado kitą vieną masyvų žmogaus žandikaulį, kuris pagal visą serijų ženklų buvo labai artimas Heidelbergo. Bet visos kaukolės nebuvo. Heidelbergo žmogaus problema pajudėjo į priekį tik 60-ųjų viduryje. Per kasinėjimus, kurie buvo pradėti 1964 metais Pirėnų kalnuose, prancūzų paleoantropologas Delumley rado gerai išsilaikiusią vyrišką kaukolę, įtrauktą į katalogus kaip Arago 21, pagal atradimo vietą grotoje Kondelerago, 30 km nuo Perpinjano miesto, o taip pat 2 apatinius žandikaulius, kurie labai panašėjo į Maueris vieną žandikaulį. Radinių amžius vertinamas 450 000 metų, o tai gana atitinka mokslininkų modernumo idėjas apie Heidelbergo žmogaus egzistavimo laikotarpį. Kaukolė Arago 21 yra labai archaiška ir turi daug bendro su Homo erectus. Tačiau yra ir nemažai progresyvios evoliucijos ypatybių, ypač gana didelis kaktos kaulo plotis. Kaukolė Arago 21. 1965 metais Graikijoje netoli Petralonos stalagmitų urve buvo aptikta kaukolė be apatinio žandikaulio Heidelbergo vyro 350–400 000 metų amžiaus. Kaukolė buvo labai didelė ir su ypač nepaprastai plačiu viršugalviu. Ta pažymėjo žymus antropologas D. Johansonas. Šiai kaukoliai net Heidelbergo žandikaulis Mauer vienas būtų mažas, kuris ilgą laiką buvo laikomas per dideliu visiems tuomet žinomiems hominidų tipams. Ir jau 1992 metais Pirėnų kalnuose, kasinėjant Atapuerka aikštelę SH oloje su prasmingu pavadinimu Kaulų kalnas, buvo rasti 30 asmenų palaikai, tarp jų ir 2 gerai išsilaikiusios kaukolės, turinčios tipiškas Heidelbergo žmogaus primityvės ir šiuolaikiškas anatominės savybės. Radiniai buvo datuojami 400–200 000 metų sluoksniuose. 1993 metais toje pačioje vietoje buvo rastas apatinis žandikaulis, kurį vėliau išstudijavo ispanų paleoantropologas Agirėjas ir prancūzų tyrinėtojas Delumley, kurie priėjo vieningos nuomonės apie neginčijamą šio radinio panašumą su žandikauliais Mauer vienas ir Arago.
Tai nutraukė abejonės ir patvirtino mokslininkų išvadas apie tai, kad laikotarpiu prieš 700–300 tūkstančių metų Europoje gyveno senovės galingo kūno sudėjimo žmonės, kurie skyrėsi tiek nuo šiuolaikinių, tiek nuo neandertaliečių, bet juos siejo bendra kilmė. Heidelbergo vyras. Vyras ir moteris. Rekonstrukcija. 20-ojo amžiaus 20-ame dešimtmetyje, kasinėjant keletą metų šalia Žaukaudien kaimo, išvertus kaip drakono kaulų kalva, prie Pekino buvo gauta daug susijusios su senovės hominidais medžiagos. Rastoms būtybėms buvo priskirtas bendrinis pavadinimas Sinanthropus, porūšis, artimas Pithecanthropus, tačiau naujesnis ir labiau išsivystęs. Pirmoji Sinanthropus kaukolė buvo aptikta Žaukaudien grotose Kinijos antropologo Pei Wen Chong. Daug metų čia dirbo tarptautinė mokslininkų komanda: Johannas Gunnaras Andersonas, Birgeris Bolinas, Švedija, Davidonas Black, Kanada, Pei Wen Chong, Kinija, Otos Danski, Austrija, Walteris Grangeris, JAV ir kitos. Kasinėjimų metu vadovaujant Kinijos archeologams Yang Zhongjian, Pei Wen Song ir Jialan Po, 1930 metais buvo rasta antra kaukolė, o 1936 metais dar 3 kaukolių viršulgalviai. Pagrinde daugiausia buvo rasta kaukolių ir jų fragmentų, o taip pat atskirų skeleto kaulų fragmentų. Iš viso, pasak mokslininkų, buvo rastos 44 individų skeletų dalys. Prancūzas geologas ir teologas Pieras Teilhardas de Chardin'as, kuris kartu su Henry Breilu 1931 metais atliko įrodančius atradimus, kad Sinanthropas naudojo ugnį, o taip pat ir įrankius. Nors čia rasti įrankiai buvo tokie primityvūs, kad iš pradžių net kilo abejonių dėl jų dirbtinės kilmės. Tyrinėjant smėlį iš grotų, kurioje buvo rasti radiniai, tyrimas leido nustatyti Sinanthropo amžių iš Žaukaudien, kuris pasirodė, kad yra lygus 770 tūkstančių metų, pagal šiuolaikinius duomenis. Sinanthropo kaukolė. Fizinis Sinanthropo tipas buvo pakankamai detaliai atkurtas. Dėl kruopštaus tyrimo ekspertai padarė išvadą, kad šis individas buvo bendrai panašus į Javos Pithecanthropus, nors kai kuriais atžvilgiais ir skyrėsi nuo jų. Didelis kaukolės kaulų storis, primityvi dantų struktūra, antakių ketera dažniausiai buvo to paties evoliucinio lygmens kaip senovės Javos žmogaus formose, tačiau Sinanthropo smegenų tūris buvo kiek didesnis. Vėliau tapo bendriniu pavadinimas Sinanthropus, palaipsniui pradedantis prarasti svarbą ir galiausiai buvo visiškai panaikintas. Sinanthropus buvo įtrauktas į Homo erectusas rūšies porūšį Homo erectus tekinensis, Humanus erectus pekinas. Pithecanthropus dabar laikomas kitų Homo erectus rūšies porūšių, javiečių Homo erectus. Nepaisant didelių panašumų tarp šių dviejų porūšių su dideliu radinių amžiaus skirtumu, šiuolaikiniai mokslininkai mano, kad Homo erectus pekinas nebuvo tiesioginis Javos palikuonis. Jų panašumas dabar paaiškinamas buvimu bendro protėvio atvykusio į Pietryčių Aziją kaip dalies vadinamosios didžiosios migracijos iš Afrikos. Šiai naudai kalba tai, kad šią hipotezę patvirtino vėlesni radiniai Kinijoje. 1963 metais Šansi provincijos Lantiano regione, 34 laipsniai šauros platumos, buvo atrastas labai mineralizuotas žmogaus apatinis žandikaulis, o po metų už 20 km nuo pirmiejo radinio vietos kaukolės fragmentai. Iš pradžių jie buvo priskirti egzemplioriams iš Lantiano kaip paprasti sinantropai, bet vėliau kinų paleontologas Wu Vabalas teigė pirmenybę išskirti į naują porūšį Homo erectus lantianensis, kuris pasirodė esas daug senesnis nei radiniai iš Žaukaudien 1,13–1,15 milijono metų. Pakartotinis datavimas davė panašius rezultatus – 1,2 milijono metų. Ir pasak kai kurių tyrinėtojų nuomonė, ši išvada turėtų būti laikoma ankstyviausių žmogaus buvimo įrodymų ne tik rytų, bet ir pietryčių Azijoje. A. Zuboff, akmens amžiaus Kolumbas, kai buvo apgyvendinta mūsų planeta. Sinanthropas – rekonstrukcija. Beveik kartu su Sinanthropus kitoje pasaulio dalyje buvo rasti įrodymai apie kito svarbaus žmogaus šeimos medžio nario egzistavimą.
1924 metais Pietų Afrikoje Johannesburgo universiteto profesorius Ardartas rado viename iš kalkakmenio blokų atsiųstų jam iš kasinėjimų vietos Kalahario dykumoje netoli Taun geležinkelio stoties į šiaurę nuo miesto Kimberley beveik visą kaukolę ir suakmenėjusį smegenų įspaudą nežinomo primato jauniklio. Kaukolė rasta tarp suakmenėjusių įvairių gyvūnų skeletų fragmentų ir archeologų teigimu į šią vietą buvo atneši didelio plėšraus paukščio, tikriausiai erelio, kas leidžia numanomai rekonstruoti vieną iš gyvenimo plėšrūnų ir hominidų epizodų prieš kelis milijonus metų. Ardartas preliminariai radinį pavadino kūdikį iš Tauno, o 1925 metais davė mokslinį pavadinimą Australopithecus africanus. Tai yra apibūdino kaip Pietų Afrikos beždžionės kūdikį. Dalis pavadinimo Australo, lotyniškai reiškiantis pietų, jokių būdų nenurodo ryšio su Australija, kuris vėliau kartais klaidino kai kuriuos autorius. Vis dėlto Ardartas, kaip patyręs antropologas, galėjo nepastebėti nemažai esminių bruožų, sujungiančius aukštesnius senovės primatus su žmogumi. Palyginti didelės smegenis, silpna supraorbitalinio kaulo keteros išraiška, pas beždžionės jis yra labai masyvus ir stipriai išsikiša virš akiduobių. Vieta foramen magnum, į kurią patenka nugaros smegenis, vidurinėje kaukolės pagrindo dalyje, kuri nurodo vertikalę kūno padėtį, kai vaikščiojama ant dviejų kojų. Mažas ilčių dydis ir daug daugiau. A. Zubovas, akmens amžiaus Kolumbas, kaip buvo apgyvendinama mūsų planeta. Tuo metu tyrėjai buvo pasinėrę į paieškas vadinamojo pereinamojo ryšio tarp senovės beždžionės ir žmogaus. Teorinis šios nuorodos egzistavimas tiesiogiai išplautė iš Darvino teorijos, kuris net bandė duoti kažkokį žmogaus beždžionės aprašymą. Ir Raimondas Dartas, radęs ir ištyrinėjęs kūdikį iš Tauną, priėjo prie išvados, kad jis rado evoliucinio dvikojų primatą, kaukolę, kurios padėtis yra tarpinė tarp beždžionės ir žmogaus. Jis tikėjo, kad tai neva buvo norima pereinamą laikotarpio nuoroda, kuri dar labiau nusipelnė pavadinimo Pithecanthropus, žmogus beždžionė, nei jo tolimas Azijos giminaitis, senovės žmogus, kurio kaukolė buvo surasta Dubois Javos saloje. Kūdikis iš Tamba. Tačiau Darto laikais vyravo tikėjimas, kad hipotetiniai tarpiniai individai turi turėti smegenis savo apimtimi beveik prilygintančius šiuolaikinio žmogaus smegenėms, bet pagal bendros kaukolės sandaros ypatumus turėtų būti artimi beždžioniai. Todėl kūdikis iš Taung, kurio smegenų tūris pagal paskaičiavimus buvo tik 520 kubinių centimetrų, mokslo bendruomenė atkakliai interpretavo kaip paprastą beždžionę. Raimondui Dartui šis nepripažinimas ir net pažeminimas su laiku virto tikrą tragediją, juolab, kad tai truko 20 metų. Tačiau po Darto atradimo atsirado ir kitų Australopithecus africanus liekanų atradimų. Jie visi buvo dvikojai, stačios būtybės su daugybė žmogiškųjų skeleto ir kaukolės bruožų, bet išlaikančius mažą smegenų dydį ir nedaug besiskiriančius nuo šimpanzių vidurkio. Ir 50-aisiais 20 amžiaus metais mokslo pasaulis pripažino, kad Baby from Taung yra dvikojų primatų evoliucijos etapo atstovas, kuris buvo pirmesnis už žmogų ir galbūt iš jo gimė žmogaus rasė. Tuo pačiu metu Australopithecus negalėjo būti priskirtas Homo genčiai, kuriai priklauso viso žmogaus rūšys ir porūšiai, tiek iškastiniai, tiek šiuolaikiški. Vienaip ar kitaip ilgai kentėjęs kūdikis buvo priimtas į hominidų šeimą. Hominidaja ir yra susijęs, jei ne su žmonėmis vienokiu ar kitokiu laipsniu, tada bent jau įpateko į žmonių. Australopithecus africanus, rūšys iš kurios kilęs Taunga kūdikis, buvo gana sena hominidų forma, kaip manoma, kad ji Žemėje egzistavo apie prieš 2400–3300 milijonų metų. Jie buvo maži padarai, patinų ūgis buvo vidutiniškai apie 130 cm, patelių 113 cm, patinų kūno svoris 42 kg, patelių 30 kg. Afrikos Australopithecas. Rekonstrukcija. Australopithecas primatų buvo gana didelė įvairovė. 20 amžiaus pabaigoje antropologai žinojo jau 14 šių iškastinių būtybių rūšių. Tarp jų dabar mokslininkai išskiria dvi pagrindinės grupės – gracilę, tai yra plonų, grakščių, lengvų ir masyvių. Taigi Afrikos Australopithecas, kurio kūdikis yra iš Taung, priklauso pirmajam tipui. Jai artimų formų rasta ir Pietų Afrikoje, Sterkfontein ir Makapansgot regionuose, ir Kromdri ir Swartkrans srityse, kur aptikos masyvių australopithekinų liekanos.
Didžiausia žinoma šios genties rūšis Australopithecus arba Paranthropus bois gyveno Kenijoje. Šios grupės patinų kūno ilgis siekia 136, o patelių 125 cm, o kūno svoris atitinkamai 50 ir 35 kg. 1960 m. Olduvai Tenpekle Tanzanijoje antropologai Louis ir Mary Leakey rado pėdą, kulkšnį, raktikaulį ir nežinomo hominido kaukolės fragmentus. Pėdos struktūra rodė, kad šis hominidas buvo vertikaliai vaikščiojantis. Kaukolė, kaip nustatyta vėliau, priklausė 11-12 metų vaikui. Jo palaikai buvo aptikti kartu su išnykusio kardadančio tigro smilodono kaulais. Galbūt šio plėšrūno auka tapo šis hominidas. Naujasis hominidas pirmą kartą buvo pavadintas Presingenanthropus, o vėliau Louis siūlymu 1964 metais buvo pervadintas į Homo habilis, įgudęs žmogus. Šio pavadinimo pagrindas buvo grubiai apdirbti akmeniniai įrankiai su tikslingo retušavimo pėdsakais. Žmonių sukurti įrankiai beveik visi buvo pagaminti iš kvarco, o jų gyvenimo vietovėse kvarco nėra. Homo habilis atnešė jį iš kelių kilometrų atstumo, tai yra iš anksto pasiėmė akmenį kaip savo įrankį, ko nedaro joks kitas gyvūnas. Dėl šios priežasties buvo tikima, kad Homo habilis pirmasis peržengė nematomą ribą, skiriančią Homo gentį nuo visų kitų biologinių būtybių, žengė pirmą žingsnį į supančios gamtos pajungimo savo kelią. Tačiau 1967 metais pradėjo dirbti Omo slėnyje Etiopijoje didelė tarptautinė ekspedicija. Ji rado Australopithecus kaulų liekanas, kurios priklausė gyvenančioms prieš Handyman gentį. Ir kartu su šiais palaikais buvo rasti darbo įrankiai. Taigi klausimas, kas pirmesnis sukūrė akmeninius įrankius, lieka atviras. Tačiau apie porūšį Homo habilis vis dar diskutuojama. Sumanaus žmogaus kaukolė. Sumanus žmogus, sprendžiant iš rastų palaikų, gyveno maždaug prieš 2,5 milijono metų. Ūgis buvo 1,2–1,3 metro, svoris apie 30–50 kg. Jo veidas buvo archaiškos formos, su supraorbitalinė ketera, plokščia nosimi ir išsikišusiu priekiniu žandikauliu. Tačiau Handyman galva buvo daugiau apvalesnė nei Australopitheko. Jis skyrėsi nuo Australopithecus ir kaukolės struktūrą. Kaukolė išsiplėtusi infraorbitalinėme ir maumonėlio pakaušio regionuose. Išgaubtas plonasienės kaukolės vidus rodo pas Homo habilis buvimą kalbos centro. Bet manoma, kad gerklos negalėjo skleisti tiek pat garsų, kiek mūsų. Žandikauliai buvo mažesnis nei Australopithecus. Dantų dydis sumažėjo, suplonėjo dantų emalis. Smegenys tapo didesnės, nors vis dar buvo tik pusė šiuolaikinio žmogaus smegenų. Homo habilis smegenų masė buvo apie 650 gramų, o tai buvo daug daugiau nei įprasta pas Australopithecus. Be to, įgudęs žmogus turėjo smegenų skilčių persiskirstimą. Primityvesnės smegenų pakaušio skiltis mažėjo, naudai padidinti daugiau progresuojančias skiltis, priekinės parietalinės laikinosios su asociatyvinėmis pusėmis. Homo habilis riešo struktūra turi ir progresyvių savybių, bet taip pat ir prisitaikymo prie laipijumo medžiuose pėdsakų. Nagų falangų išsiplėtimas yra progresuojanti savybė, kuri rodo pirštų pagalvėlių susidarimą, kaip lytėjimo aparato. Pradėjęs formuotis riešo jėginis grebimas, kurį būtų galima naudoti darbo įrankiams gaminti. Homo habilis pėda buvo gana primityvi savo kaulų ryšiu, bet vis tiek tai žmogaus pėda. Pirmasis pirštas nebuvo atitrauktas kaip mūsų, o buvo įsikūręs šalia kitų pirštų. Tai reiškia, kad jo koja buvo visiškai pritaikyta tik dvikojo judėjimui. Įgudęs žmogus nuo Australopithekų skyrėsi ir dubens struktūrą, o tai užtikrino galva-galvio jauniklio gimimą. Homo habilis individai turėjo ryškų dimorfizinį seksualumą, patėlės turėjo platesnius klubus, lyginant su patynais. Įgudęs žmogus. Rekonstrukcija. 5-osios knygos dalies pabaiga. Jeigu ankstesnėsiose knygos dalyse beveik nebuvo paveikslėlių, tai 5-ojoje dalyje jų apstu, kas daro knygą nemonotonišką bei leidžia vaizdžiai matyti mokslo sekos raidą.